Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jaspeks ir šiandien mes rinksime beveik 1000 eurų bulą, tai yra 900 variantas, kuris, aš netgi pasakyčiau, yra vienas mūsų geresnių pavasario kūrinių. Na taip, iškart pasakysiu, kad šiame bulde iš tiesų gan sunkoka rasti kažkokių minusų ar dalykų, prie kurių galima būtų prisikabinti. Aišku, yra visada jūsų asmeninis pasirinkimas, gal kokios detalės jums nėra reikalingos, tai aš bandysiu taip pat pasiūlyti dar prie variantų, alternatyvų dalies šio video, tad pasilik iki galo. Na taip, tai gal pradėsime nuo tų detalių, kurios nėra tokios ypatingos, stebuklingos, skirtingos. Nuo kitų mūsų buldų tai yra būtent procesorius i5 7500. Na taip, mes vis dar negalime kopti į aukštesnę pakopą, tai yra ir i7 ar overclockimo pasirinkimą, bet šioje 5 tikrai užteks, jau aukštesni dažniai tikrai nesudarys mums problemų gaminant. Na toliau žiūrėkim, kurgi įdėtume tą procesorių, tai būtų H110K ir vis dėlto mums irgi nereikia labai daugiau tų funkcijų, tai galime mes rinktis šią motinę, tik tai reiktų atnaujinti BIOSus, tai tas niuansas visada yra, aš paliksiu video kaipgi lengvai tai padaryti. O taip pat duosiu dabar iškart pasiūlymą, kad jeigu jūs tingit tuom užsimti, jūs galite aišku visada rasti ir naujesnės motinės iš B250 serijos, kurių jums nereiktų atnaujinti. Na toliau einant prie tų gal nelabai stebinančių atnaujinimų, tai yra tiesiog Seagate Barracuda klasikinis mūsų 1 terabaitas, kurio tikrai užtektų, jeigu kaupsite kažkokius dalykus kompiuteryje. Na, o prie šio terabaito mes prijungsime jau šiek tiek kito lygio kaupiklį, tai bus SSD iš Samsungo 850 EVO, mums suteiks 250 tos greitosios gigabaito atminties ir to tikrai turėtum užtekti įsidėti žaidimus, be abejo įsirašyti Windowsus ir tiesiog skraidyti tais greičiais. Na, kad nepamirščiau, iškart pasakysiu, kokius ramus mes šiandien dedam, tai yra 8 GB iš Corsero, Vengeance serijos, šiek tiek aukštesnis dažnius, negu mes dėjom anksčiau, ir taip pat tas dizainas taip pat mums padėtų irgi estetiškai. Na, tempiu aš tą gumą, kokiegi vaizdo plokštė bus šiame būtent bulde, ir tai bus vėlgi 1066 GB, ką mes jau rinkome ir vakarykščiam bulde, bet tai iš tiesų yra žymiai geresnis pasirinkimas iš šiame sajus, yra Gaming X serijos motininė, iš tiesų įspūdinga ir nugarėlė, ir priekiu, ir tie du aušintuvai, jūs tikrai galėsite siekti aukštesnių dažnių ir mums dėl to net reikės keisti kelis komponentus. Na, ką turiu omeny, tai yra maitinimas, kad mes tiesiog nesudarytume tos intrigos ar tos baimės, kad gali viršyti tą vatų skaičių, tai mes dėsime iš Corsero 450 vatų ir tai bus taip pat mailblokis iš jų su moduliniu dizainu, na, pusiau moduliniu, bet tai tikrai irgi padės jums tvarkingai sutvarkyti viduje kabelius ir taip pat netgi tie kabeliai, kuriuos jūs gausite su šiuo mailblokiu, yra išties labai geros kokybės. Na, kaip matote, šitas buldas jau bus vienas iš išvaizdesnių mūsų kūrinių šį pavasarį ir tą progą mes dėsime ir šiek tiek gražesnį korpusą. Tai bus pasirinkimas iš Lepa 306 serijos, kaip jie vadina Soft Touch, būtent tą korpusą, ir jisai suteiks tikrai visus aspektus viduje, aišku, rinkimo kompiuterio atitinkamas skylės ir jungtis, bet kame mūsų fainumas, tai kad čia turėsim tą šoninį langą, kuris leis jums grožėtis kompiuteriu ir jam veikiant. Na, mūsų 900 eurų bulas, kaip matote, išeina tokia labai artima kaina, tik tai už 899 eurus. Dabar perkant Skytech jūs galėtumėt įrasti tikrai ir labai apsimokėtų, manau, pasižiūrėti į šį, kaip ir sakau, be kompromisų variantą. Bet jeigu yra kažkoks FPS nepakankamumas, nežinau, jums netenkina, kad mes pasilikome ties 1060, kuri yra išties labai galinga, aš turiu taip pat dar vieną variantą. Tai yra variantas su GTX 1070 vaizdo plokštė, kuri tikrai jums pridėtų ženkliai daugiau FPS-ų, bet aišku yra ir atitinkamų aukų. Mes išėmame SSD, aišku, aukojame vieną greitį, kad gautume kitą. Na, tikiuosi išsirinkote bent vieną iš šių buldų, ar jums labiau buvo patrauklus tas bendrai geras, tiesiog 900 eurų sumos buldas, ar jūs norėtumėte tos 1070, bet kokiu atveju rašykite komentaruose, kas jums buvo patraukliau, kad turite kitokių pasiūlymų. Užmeskit laiką, jeigu buvote streame, ir taip pat mes dar neužbaigsime šios serijos atnaujinimų, sutiksim sekančiam video. Iki.